Kaip ministras minėjo, be RRF lėšų ir be Europos komisijos tokio proveržio pasiekti nebūtų įmanoma, tai ir kviečiame Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovą Marių Vaščegą. Pasitikite. Labas rytas ministrė, labas rytas agentūros vadovė, bičiuliai, kolegos. Iš tikrųjų, įdomu susitikti šią temą būtent šioje vietoje ir įėjęs aš taip įdėmiai žiūrėjau į tą visą banglentininkų pasirodymą ir pagalvojau, ar negera paralelė iš tikrųjų. Yra didžiulis skirtumas būti ant bangos ir ant lentos arba būti tiesiog vandenyje, kai tave ta banga nuneša. Ir man atrodo, kad Europos Sąjungos pasirinktas kursas, kuris dar 2019 metais buvo pavadintas žaliuoju kursu, dabar apie jį kalbam mažiau, nors kryptį išlaikom, jis ir buvo nukreiptas į tai, kad mes būtumėme ir liktumėme tokiomis sudėtingomis, banguotomis sąlygomis ant lentos, o ne šiaip blaškomi jūros. Kalbu apie mūsų priklausomybę nuo iškastinio kuro, kalbu apie mūsų priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro ir iš tikrųjų pirmasis turbūt postumis atėjo iš Europos žaliojo kurso. Antrasis dalykas ir apie ką jau nemažai kalbėjo ministras ir čia turbūt, žinot, kaip krizę galima paversti galimybe. Tai krizė buvo COVID ekonomikos sulėtėjimas ir Europos atsakas būtent ir buvo RRF lėšos. Visi jau dabar sako RRF, tai yra atsigavimo fondas, skirtas Europos atsigavimui. Ir jo išskirtinumas susidėjo iš dviejų dalių. Gavėjui, kaip ir gal didelio skirtumo nėra, bet kaip instrumentas, jame buvo numatyta, kad lėšos neateina šiaip sau, jos yra būtinai susiejamos su reformomis ir su labai konkrečiomis investicijomis. Ir antras labai svarbus dalykas, kad daugiau kaip trečdalis tų lėšų, 37%, turi būti nukreiptos būtent klimatui neutralioms technologijoms ir įvairiausiems energetiniai transformacijai ir panašiai. Tai štai dėl to mes turbūt ir galime kalbėti šiandieną apie tokius pasiekimus ir tokius gerus skaičius, kuriuos pristatė ir agentūros vadovė, ir ministras. Ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti, tarkime, Lietuvos statistiką, kiek Lietuva importavo elektros energijos praeitais metais, ir tai yra 2024 ir 2025 metais, jau ir čia mes matome iš tikrųjų didžiulį pokytį. Jeigu 2024 elektros importas buvo beveik pusė viso Lietuvos suvartojimo, tai 2025 jau tik trečdalis. Labai stipriai judame į priekį ir tikrai turėtumėme nesustoti. Kur mes turėtumėme nesustoti, tai toliau galvodami, kasgi sekantis dalykas po RRF. Nes, bičiuliai, RRF'as baigėsi. Lėšos gal dar kažkiek tai jų likę, iš tikrųjų projektus reikia baigti. Jo pabaiga yra šių metų pabaiga, šių projektų pabaiga turi būti. Tai čia viena vertus paskubėkim, ką dar turime pabaigti, nes pinigai gali būti prarasti. Antras dalykas, galvokime, kas yra sekantis žingsnis. Ir sekantis žingsnis yra naujosios dėrybos dėl 7-mečio ES biudžeto, kuris prasidės, kurios tikimasi, kad galbūt baigsis šiemet, Airijos pirmininkavimo metu, bet vis tik tai išlieka nemaža tikimybė, kad tas dėrybas turės pabaigti Lietuva savo pirmininkavimo 2027 metais metu. Ir ten taip pat didžiulės lėšos skirtos klimatui neutralioms technologijoms, 35% viso numatytojo biudžeto, tai dideli pinigai. Na ir pats principas, kuris galios daugiamečiam biudžetui, sekančiam daugiamečiui biudžetui, jis irgi panašus truputėlį į RRF. Reiškia, jau dabar reikia pradėti galvoti labai stipriai apie detalius planus, į kur nukreipsime tas lėšas ir kokias
norėsime dar įvykdyti reformas, kurios yra reikalingos čia mums Lietuvoje, kad tos lėšos geriausiai pasiektų vartotojus ir geriausiai pasiektų, aišku, per gamintojus tos vartotojus. Tai toks mano gal trumpas intarpas iš europinės pusės. Man tik dar kartą norisi pasidžiaugti tikrai tokia greita Lietuvos energetinė transformacija. Nesustokime, judėkime į priekį, galvokime, kas yra mūsų sekantis dalykai. Na, o šiandieną linkiu geros konferencijos ir naujų idėjų. Ačiū. Ačiū labai.